Gerai, tai šiandien mes turime kitą istoriją, tiesiai po Adomo ir Ievos, tai Kainas ir Abelis. Aš taip pat prisimenu, kad mes mokykloje, tik aš nežinau, ar jinai buvo tiksliai taip kaip Biblija, bet aš kažkokia pamenu, buvo literatūros kažkoks šitas Kainas Abelis, kažkas buvo. Tik manos ten kažkaip dar biški plačiau ištrauka ir jie ten kažką dar pridėjo savo. Vat. Nu, bet šiek tiek prisimenam iš pirmo, ką mes praeitą paskaitą išmokome, tai praeitą paskaitą mes kalbėjome apie tai, ar viskas yra Dievo planas. Ir kaip mes supratome iš tos paskaitos, bent jau prie ko aš bandžiau privesti, kad viskas neatsitiko taip, kaip Dievas planavo ir kad kažkur buvo padaryta klaida. Ir jeigu taip labai trumpai apibendrinti, kas ta buvo klaida, tai ką Dievas mums norėjo ar ką Dievas mums davė, tai buvo 3 palaiminimai. Tapti vaisingu, daugintis ir valdyti visą kūrinyje. Tai ką mes išsiaiškinom praeitoj paskaitoj, kad prieš tai, kad žmonės pasiektų pirmą palaiminimą, kas yra tapti vaisingu, kitaip sakant, subręsk, jie jau ėjo prie antro palaiminimo. Ir ta buvo žmonių padaryta klaida. Ir dar nepaisant to, jie taip pat, trečias palaiminimas yra valdyti kūriniai, bet išėjo taip, kad kūrinyje valdė juos, nes arhangelai irgi yra dalis kūrinijos ir išėjo taip, kad arhangelas tapo žmogaus valdovas. Tai tas irgi buvo kaip klaida padaryta. Tai kas būna, kai kažkas neišeina, kas būna kažkas, kai kažkas nepasiseka tau, ar neišeina taip, kaip tu norėjai. Tai tu turbūt bandai ištaisyti tai arba kažkaip gražinti prie to, ko tu norėjai iš pradžių. Ir kaip mes žinome iš Biblijos, kad, aš kaip čia įdėjau, čia yra Senajame testamente, aš esu viešpats ir nesikeičiu. Reiškia, Dievas yra nesikeičiantis, reiškia, jo valia yra nesikeičiantis. Jeigu kažką jisai planavo, jeigu kažkoks jo noras buvo pradžioj, jisai toks ir liko. Dėl to mes galim suprasti, kad Dievas kažkaip bandys viską grąžinti atgal, kažkaip viską atkurti atgal, bet jisai to prievartą negalės daryti, jisai negalės jau pasakyti, žmogau, davai, tu viskas kitaip aš tave. Jisai aktyviai kažkaip per istoriją bandė grąžinti žmonės ir viskas, aišku, prasidės nuo pradžių. Ir tik po to, kai Adomas ir Ieva puolė, mes sužinome apie kitą istoriją, kas yra Kaino ir Abelio istorija. Čia yra Adomo ir Ievos vaikai. Istorija, kurie eina tiesiai po to, kai jie įvykdė nuopuolį, ten realiai nieko tame tarpe daugiau ir nebuvo. Ir ką mes iš tos istorijos sužinom, kad Kainas yra pirmas sūnus, kuris gimsta Adomui ir Ievai, tada gimsta Abelis. Iš tikrųjų pati istorija labai trumpa. Jie tiesiog aiškina, kaip Abelis buvo kaip aviganis ir jisai darė aukojimą Dievui ir Dievas jį priėmė ir jam buvo jis malonus labai. Ir Kainas taip pat darė savo paaukojimą, bet Dievui Kaino paaukojimas kažkaip nepatiko ir jo nepriėmė. Ir dėl to Kainas labai supyko ir pavydėjo Abeliui ir nusprendė Abelį užmušti. Ir čia tokia trumpa istorija. Bet dabar mes pradėkime kaip visą laiką eiti į detalės ir tyrinėti, kas kažkokią gilesnę prasmę ir visokias smulkmenas, kas tenai taip pat toje istorijoje atsitiko, ką galima kažkaip būtų išnarplioti ir matyti, kaip Dievas gal bandė kažką atstatyti toje istorijoje, kažką bandyti grąžinti atgal. Tai vienas iš dalykų, ką mes pastebime toje istorijoje, kad po to, kai Kaino paaukojimas yra nepriimtas, Dievas Kainui sako, dėl ko tau taip pikta, kodėlgi esi toks prislėgtas, jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas, bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė, jį geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Čia dar vienas yra manos labai svarbus taškas. Jeigu pamenat, kaip praeitą paskaitą aš kalbėjau apie tai, ar Dievas viską žino, ar Dievas ten žino ateitį, tai kodėl Dievas jam būtų pasakęs, ji tavęs geidžia, bet tu gali ją įveikti. Kodėl Dievas jam sakytų, tu gali ją įveikti, jeigu jisai, sakykime, būtų žinojęs, kad mes, kaip žinom, jisai jos neįveikė, jisai nužudė šitą Abelį. Bet jeigu jisai, sakykime, būtų žinojęs, kodėl jisai jam būtų sakęs, bet tu gali ją įveikti. Ką, Dievas melagis? Ne melagis. Dievas, kaip mes praeitoj paskaitoj išsiaiškinom, ateities nežino, nes ateitis tiesiog neegzistuoja, kad ją žinoti. Kaip fizinė būtybė, ateitis neegzistuoja, jinai
egzistuoja tik tai dabartis. Tai va, tai iš čia mes matome, kad Dievas bandė kažkaip padėti Kainui ir su Abeliu jis kažkaip nekalbėjo. Mes neturim jokio rašto apie tai, kaip Dievas kalba su Abeliu, bet mes matom, kad Dievas eina iškart pas Kainą ir sako, kodėl jam pikta, bando jam kažkaip padėti. Bet Kainas to nepaklauso ir dėja ta nuodėmė, kuri labai geidė jos, jį užvaldė ir jisai nužudė savo brolį. Tai dabar pradedam labiau taip eiti detalės, tai ką atstovavo Kainas, ką atstovavo Abelis. Aš nežinau, ar čia visiems gerai matosi, bet čia vidury mes turime Adomą, tada mes turime čionai Šėtoną, čionai Dievą, čia Abelį ir čia Kainą. Dabar kodėl aš taip viską paskirščiau? Tai kadangi, kaip mes žinome iš Adomo ir Ievos istorijos, Ievos pirmas santykis buvo su Luciferiu, o antras santykis buvo su Adomu. Kaip mes žinome, iš Dievo idealo Dievas sukūrė Adomą kaip vyrą Ievai, ne Luciferį. Dėl to, naudojant šitą principą, Dievas, kad toliau vykdyti savo atstatymą, parinko Abelį kaip antrą sūnų, kuris atstovavo tą antrą santykį tarp Ievos ir Adomo, jų vaiką, ir tada Kainas buvo atspindys kaip Ievos santykis su Luciferiu, pirmasis santykis, nes čia buvo jų pirmas vaikas. Dėl to Kainas ir Abelis buvo atskirti, vienas buvo Dievo pusėje, kitas buvo Šėtono pusėje. Tai kodėl Dievas negalėjo priimti Kaino paaukojimą? Dievas negalėjo Kaino paaukojimą priimti dėl to, kad Kainas buvo susietas su Šėtonu. Jis buvo gimęs kaip atstovaujantis tą santykį tarp Ievos ir Luciferio, dėl to jisai buvo susietas su Šėtonu. O Abelis buvo susietas su Dievu, dėl to Abelio paaukojimas galėjo būti iš karto priimtas. Ir dėl to Dievas bandė kažkaip padėti Kainui tą suprasti. Ir tai ką Dievas norėjo, kad Kainas padarytų, kokia buvo Dievo mintis, ką jis norėjo, kad atsitiktų. Tai vieną dalyką, ką mes galime suprasti, kad kažką ištaisyti, tu turi tai padaryti, tu turi gražinti visą tą atgal, kitaip pasakant, padaryti atvirkščiai. Tai dabar pažiūrim, kokios yra tos puolusios prigimties, kurią mes paveldėjome iš Adomo ir Ievos, kas buvo tos charakteristikos tos puolusios prigimties. Tai pirma, arhangelas puolė, nes nemylėjo Adomo. Jis veikliau pavydėjo Adomui, kuris iš Dievo gavo daugiau meilės nei jis. Tai buvo pirmasis pagrindinis puolusios prigimties bruožas, nesugebėjimas laikyti Dievo žiūrėjimo taško. Tada antra, arhangelas puolė, nes negerbė Adomo kaip Dievo tarpininko ir per jį negavo Dievo meilės. Veikliau jis bandė užimti Adomo poziciją. Tai buvo antrasis pagrindinis puolusios prigimties bruožas – palikti savo deramą poziciją. Trečia, arhangelas reikalavo viešpatauti Ievai ir Adomui, kurie buvo jo teisėti valdovai. Tai buvo trečioji pagrindinė puolusios prigimties savybė – pakeisti viešpatavimą. Galiausiai arhangelas perdavė Adomui ir Ievai savo piktąją valią. Tai buvo ketvirtoji pagrindinė puolusios prigimties savybė – padauginti blogį. Tai reiškia, Dievas šitas visas, sakant, išsivysčiusias naujas charakteristikas bandys kažkaip pakeisti ir grąžinti tai, kaip turėjo viskas būti. Tai koks pirmas dalykas turėjo atsitikti, ką Kainas turėjo pirmą padaryti? Pirma, Kainas užėmęs arhangelo vietą turėjo laikytis Dievo pozicijos ir mylėti Abelį užėmusi Adomo pozicijos. Tada antra, Kainas turėjo priimti Dievo meilę per Abelį, gerbdamas jį kaip Dievo tarpininką. Ir trečia, Kainas turėjo klusniai paklusti Abeliui, priimdamas Abelio valdžią. Ir galiausiai Kainas turėjo iš Abelio išmokti Dievo valios, daugindamas gėrį. Tai taip sakant, Kainui buvo suteikta galimybė ateiti pas Dievą per Abelį. Nes net pats Luciferis galėjo, jeigu jisai būtų norėjęs padaryti viską teisingų kelių, jisai būtų turėjęs eiti per Adomą, kad gauti iš Adomo meilę, nes Adomas yra tiesiogiai susietas su Dievu, kaip pradžioj kūrinijos buvo. Po to, aišku, viskas pasikeitė, kai įvyko nuopuolis, bet čia buvo ta idėja, kad viską atstatyti atgal, kad tą puolusią prigimtį atstatyti atgal, Kainas turėjo grąžinti tą kelią,
kurį Liuciferis negalėjo užimti, tą poziciją, kurią Liuciferis negalėjo užimti, Kainas turėjo užpildyti tą vietą, susiviedinamas su Abeliu ir per Abelį eidamas pas Dievą. Ir vat kas dar netgi aš norėčiau vos ne 5 pridėti tą puolusią prigimtį, man kas labai yra įdomu, kad abiejose šitose istorijose, po to, kai atsitinka tas kažkoks blogas dalykas, Dievas ateina ir klausia, kas atsitiko, ką tu padarėjai, kas buvo. Ir kai Adomas ir Ieva puolė, Dievas ateina pas juos, kas atsitiko mano vaikai, kas čia, ką Dievas tipo nematė, Dievas nežino, kas buvo, kodėl Dievas klausė jų, kas atsitiko. Nes Dievas kažkaip norėjo bandyti, kad jie prisimtų atsakomybę ir pasakytų Dievui nuoširdžiai, oi Dieve, atsiprašau, aš kažkaip netai pasielgiau, čia, atsiprašau, tikrai ne. Bet ne, ką Ieva padarė, ką Adomas padarė, kai pirmą Dievas jo paklausė. Adomas sako, čia Ieva, kažką jinai čia prisidirba. Ką Ieva sakė? Ieva sako, čia Liuciferis kažką prisidirba. Tada šitoje istorijoje, vėlgi po to, kai Abelį nužudė, Dievas atėjo pas Kainą ir sako, Kainai, kas atsitiko? Kainas, sako, nežinau. Nesiklausė, kur Abelis? Sako, aš nežinau, kur Abelis. Ką aš Abelio esu kažkoks kaip laikytojas, prižiūrėtojas, čia taip Dievui jis sako. Ir tada Dievas jau jam įteikė bausmę už tai, kad jisai nužudė Abelį. Bet ką mes matom, kad Dievas taip pat bando vis duoti galimybę prisimti atsakomybę, bet dar viena, manau, tos puolusios prigimties bruožas yra nenorėjimas prisimti atsakomybės. Tai čia toks dar vienas įdomus pastebėjimas yra. Tai ir ką čia realiai tiek iš šitos istorijos, ir taip apibendrinant, mes ką galim pastebėti, kad nuo pat pradžių, kai jau viskas sugriūna, Dievas iš karto pradeda kažkokius planus daryti ir kažkokius veiksmus daryti, kad bandyti atstatyti viską. Šitos istorijos nėra šiaip savo kažkokios istorijos. Mes matome, kaip Dievas bandė viską grąžinti atgal, kaip originaliai Dievas norėjo, kad būtų. Ir tą mes galime pamatyti ir čia. Tai tiek mano iš paskaitos apie Kainą ir Abelį. Ačiū mano nuostabiai, maloniai publikai, kurie čia atėjo. Ir ačiū visi, kas žiūrite per YouTube, jeigu žiūrite iki 14 minučių ir kiek žiūrite. Tai ir ačiū labai ir iki kito pasimato, viso gero.